Sveiki visi, su jumis Aurimas apie derybas iš mašinos galo. Taigi šiandien turime įdomių pastebėjimų ir lekcijų. Tai gal ir eikime prie esmės. Paminėsiu, kad yra du tokie mąstymo tipai, vadinamasis lėtas ir greitas arba iracionalusis ir racionalusis. Tai yra greitas iracionalus ir lėtas racionalus. Reiškiasi, kaip mąsto ir galvoja logiškai. O iracionalus tai yra instinktai, emocijos ar gyvuliški tokie dalykai, kur gyvūnams jie dažniau būdingi ir yra daug įtakingesni, nes jie vadovauja lėtam mąstymui ir yra to pamatas ir pagrindas, tai yra kaip instinktai. O racionalusis mąstymas, tai yra sąmoningumas, logika. Greitoje mąstysenoje, reiškiasi, ir racionalioje mąstysenoje užsimezgę tikėjimai ir jausmai ir įspūdžiai yra pagrindiniai ir sąmoningi pasirinkimai lėtame mąstyme. Tarkime, uždavus klausimą, kaip man tai padaryti, sukuriame iliuziją, jog pasiūlymas buvo blogas, atrodo teisinga pateikti geresnį pasiūlymą. Reiškiasi, apeliuojame tarsi į logiką, bet potekstė yra emocinė. Tai irgi akcentas. Derybų įgūdžiai iš principo turėtų būti nukreipiami į iracionaliąją pusę, į emocinę pusę. Mąstysena tam reikalingi, ir šiokie tokie psichologiniai įgūdžiai, jog būtų galima atlikti tam tikras psichologinės tokias intervencijas. Iš principo, emocijos ir emocinis intelektas turėtų būti pagrindinė derybų ašis. Psichologinės taktikos tokios turėtų eiti į trasą kaip nuraminti žmones, sukurti santykį, įgyti pasitikėjimą, siekti įvardinti poreikius, įtikinti kitą pusę, jog mes esame empatiški. Visa tai sukurs galimybės vis labiau jumis pasitikėti. Juk iš principo kiekvienas žmogus nori būti suprastas ir priimtas. O klausimas yra pigiausias ir efektyviausias būdas tą pasiekti. Intensyvus klausimas parodo empatiją ir nuoširdų norą suprasti kitą pusę. Žmogus, kuris jaučiasi išklausytas, jis labiau linkęs klausyti tiek savęs viduje esančių minčių, tiek kitų ir tokiu būdu atvirai vertinti savo mintis, kitų mintis bei savo jausmų. Todėl tampa mažiau gynybiškas ir labiau linkęs taip pat įsitraukti į visą derybų procesą bei eigą. Dažniausiai žmonės eina per racionalumą ir bando pagrįsti per logiką, per faktus, per pozicijas. Taip, tai ėjimas per racionalumą, bet yra kita pusė eiti per irracionalumą, per emocijas, per pasitikėjimą, per ryšio sukūrimą. Tai yra efektyviau, tai yra žmogiškiau ir tokiu būdu rezultatai yra pasiekiami žymiai lengviau. Netgi yra toks terminas kaip taktinė empatija. Kaip tai įvardinama? Tai įvardinama įnirtingas klausimasis, balansavimas tarp subtilaus emociškai brandaus elgesio ir įtikinėjimo įgūdžių. Įtikinėjimas ir emociškai brandus elgesys bei klausimas.
Tokiu būdu yra pasiekiamos kito žmogaus mintys. Ir kaip daugelis mano, klausimas nėra pasyvus veiksmas. Klausimas yra aktyvus veiksmas. Tai yra praktiškai aktyviausia, kuo galima užsiimti per derybas. Ir jeigu esate girdėję, kad jaučiasi išklausyti žmonės geriau, tai vėlgi, ne kiekvienas moka išklausyti tinkamai. Jeigu taip dar apibendrinant, apibrėžti, kokios yra esminės derybų funkcijos, tai yra pirma, informacijos rinkimas, antra, elgesio keitimas kitai pusiai ir iš bendros prizmės derybos yra emocinis žaidimas. Tai vat, šiandien būtų tiek. Su jumis buvo Aurimas ir iki kitų kartų.